Labą dieną, esu Artūras Urbelis, Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų korupcijos tyrimo departamento prokuroras. Buvo pavestas man atlikti tyrimas, ko gero daugelis ir žino, ir matyti veidų, būtent dėl Vytauto Pociūno žūties aplinkybių. Čia jau buvau kaip ir trečias prokuroras, kuris turėjo įvertinti būtent įvykius, atlikti tyrimą, pasitikrinti visgi tas aplinkybės. Tai buvo sudaryta, aš jau ir man atrodo, kada čia prieš metus kalbėjom, buvo sudaryta ir tyrimo grupė. Paskutinė tyrimo grupė buvo sudaryta būtent iš mūsų specializuotų padalinių, tai yra mūsų departamento organizuotų nusikaltimų, mano du kolegos prokurorai ir taip pat ir iš kriminalinės policijos biuro irgi atitinkamai šitų padalinių dirbo organizuotų nusikaltimų tyrimo valdybos, sakysim, atitinkamos valdybos, tai yra ONTD. Na ir tęsiam, gal tą įžangą pasakysiu, nes atvirai pasakius, kad tas pranešimas jis pakankamai informatyvus ir ten nurodyti pagrindai, dėl ko nutraukiam ikiteisminį tyrimą, tai gal aš trumpai tokią įžangą dabar padarau, gal turėsite kokių klausimų, aš jeigu galėsiu, tai atsakysiu. Tai pradėsiu nuosekliai nuo to, kad visgi terminas buvo nustatytas iki sausio 31 dienos. Mes į paskutinių metų tęsėme ne vieną kartą ir tiek ir mūsų tinklalapyje buvo ne kartą anonsuojama ir pateikiama informacija tiek jums, tiek visuomeniai, kad visgi pagrindinė priežastis, dėl ko tęsiam tyrimą, tai yra teisinės pagalbos prašymo negavimas. Tai mes jį gavome sausio 10 dieną, mūsų padalinys gavo, atitinkamai atidavė vertimui, bet jau jis nebuvo toks didelis, kad mes jau galėtume pradėti vertinti. Tai iš esmės nuo sausio 10 dienos buvo su grupės prokurorais mes dar kartą peržiūrėjom tą mūsų bylą, duomenis, iškėlėm versijas, paklausėm patys savęs, ar tikrai padarėm viską, ką galim padaryti šitoj situacijai ir kokios būtų išvados. Tai faktiškai kad įvertinom, kad viską ir labai gerai padarėm, tai būtų nekuklu, ko gero, bet įvertinom tai, kad visgi tie veiksmai, kurie pagrindiniai ir būtini procesiniai, mūsų manymų mes juos atlikome ir gautos išvados irgi mes įvertinome tai, kad galiausiai aš nepasislėpsiu už kolegų, kai kuriem kolegom gal sunkiau buvo, kurie ir vieni tyrė yra, tai galiausiai priėmiau sprendimą, kad visgi tie duomenys nepaneigia, gauti nauji duomenys įvertinti, jie nepaneigia tų nutarimų, kurios buvo priėmę mano kolegos prokurorai. Tai yra, kad visgi nenustatytos tokios aplinkybės, kurios leistų mums teigti, kad padaryta nusikalstama veika. Ir dėl tos priežasties, nes jeigu tokia išvada būtų padaryta, jūs puikiai žinot, kad įtariamo neturim. Ar su kaukėm, ar be kaukėm, jūs būtumėt suradę tą įtariamą. Įtariamą neturim. Reiškia, sprendimas galėjo būti toks, jeigu visgi būtų nustatyta, kad padaryta nusikalstama veika, mes tyrimą būtume sustabdę. Įvertinę tai, kad būtume atlikę visus veiksmus. Taigi, priimtas toks sprendimas ir dar gal irgi paaiškinti turėčiau, ko gero, jums ir nežinau, kas galės perteikti visuomeniai, nes iš tikrųjų pats ikiteisminis tyrimas dėl padarytos veikos užsienyje, jis yra pakankamai komplikuotas kokiu požiūriu. Būtent ar mūsų kompetencija yra tokia beribė, ar Lietuvos prokurorai gali tirti, ką nori, kaip nori, kokioj valstybei nori ir kaip nori, suprantat? Taip nėra, nes viena iš baudžiamojo proceso paskirčių, be kitų ten paskirčių, ištirti nusikaltimą, viską teisingai pritaikyti įstatymą. Tinkamai pritaikyti įstatymą yra numatyta. Ir pagrindinis mūsų įstatymas taikymo, jūs žinote, kur paliečia daugelį likimus žmonių, tai yra Baudžiamasis kodeksas. Baudžiamasis kodeksas aiškiai reglamentuoja, būtent kas atsako pagal Baudžiamąjį kodeksą. Mūsų Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį kodeksą yra Baudžiamojo kodekso 5, 6, 7 straipsniai. Tai reglamentuoja būtent tas nusikalstamas veikas, kurios padarytus užsienį. Tai pirmoje eilėje pagrindinė taisyklė. Jeigu mūsų pilietis arba
nuolat gyvenantis Lietuvoje asmuo padaro bet kokią nusikalstamą veiką užsienyje, mes jį persekiojame. Nu, vat, pavyzdžiui, perduoda mums Ukraina ar dar kažkas, tai vat jis padarė, mes netaikom Ukrainos straipsnį, o mes taikome baudžiamojo kodekso atitikmenį, tai yra. Kitas dalykas yra nusikaltimai valstybei, 6 straipsnis. Tai yra šnipinėjimas, pasikėsinimas į prezidentą ir visi tie valstybiniai nusikaltimai. Tai nesvarbu, koks pilietis padarė, nesvarbu, kur padarė, mes jį persekiosime. Trečia grupė yra būtent pagal konvencijas nusikalstami veikai. Tai yra, nu, kaip pavyzdį galiu pasakyti, narkotikai, teroro aktas, ten įtraukimas į prostituciją ir visa kita. Tai ten irgi nesvarbu, kur padarė, kas padarė, ir nesvarbu, ar numatyta pas juos toj valstybėje atsakomybė už tokius nusikaltimus. Jeigu už konvencinius nusikaltimus mes nustatom, kad padarė, mes traukiam tą asmenį. Šiuo atžvilgiu tyrimas nusikaltimas, jeigu, sakysim, būtų padarytas nusikaltimas, tai pasakysiu, jis būtų vis tiek pas mus taip kvalifikuojamas kaip asmenį, reiškia, tai yra nužudymas. Nužudymas tai papuola būtent į tą 5 straipsnį. Tai yra, pagal mes galim taikyti, jeigu nustatom, kad padarė mūsų pilietis kažkaip tai susiję su tą. Tai vat šitam nutarime, ir čia buvo spaudoj pateikta, kad toks papildomas irgi dar yra argumentas, tikrai jis yra toks pakankamai problematiškas, bet to, kad mes visgi nenustatėm, kad padaryta nusikalstama veika, mes atkreipiam dėmesio, kad mes iš vis nematom bylos medžiagoje jokio ryšio, būtent tarp mūsų valstybės piliečių ir tų pasekmių, kurias mes turime. Todėl to procesas irgi pas mus yra negalimas. Tai va. Ką čia dar norėjau pasakyti? Nu, galiu dar porą tokių niuansų pasakyti, nežinau, prieš klausimus atrodo iš teisinės pusės dėl nutarimo pasakiau. Dabar mačiau žiniasklaidą ir kai kurioje, ir kai kurie politikai kelia klausimus, nežinau, viską atidžiai nesekiau, bet ar buvo kažkokie tai atsakymai į tos klausimus, nes keliamas klausimas, pavyzdžiui, kodėl Vytauto Pociūno lavonas tiek ilgai gulėjo, ten iki 2 net valandų, jeigu ryte 8 valandą buvo rasta, ar čia kažkas su juo buvo daroma, ar dar kažkas, tai nežinau, kiek tai atsispindėjo ankstesnė informacijai, spaudai, jums, kaip sakoma, ir visuomenė, tai galiu tik priminti, kad pirmoji įvykio vieta, čia jau be mūsų prokurorų, be nieko, toj po nusikaltimo, faktiškai tokia pranešimas jau pirmas tas, kas yra užfiksuota, kad fiksavimas, kad yra statybo aikštelėje randamas lavonas ir 8 valandas 15 minučių. Statybose dirbę piliečiai atbėga į viešbutį, prasideda bėgiojimas ten ir kvietimas policijos, atvažiuoja viena policija, nu milicija, kita milicija, nu ir ten paskiau prasideda, kaip sakoma, tyrimo grupės rinkimas įvykio vietos apžiūrai. Tai pagal dokumentus pirminius įvykio vieta yra fiksuota apžiūra jos nuo 10 valandos iki 14 valandos 15 minučių. Štai vat ir atsakymas. Be to, pagal įvykio vietos taktiką matosi, kad pirmoje eilėje apžiūrimas kambarys yra, reiškia prieigos prie kambario, ir tada jau einama apžiūrima vietovė esanti lauke. Tai fiksuojant, sakysim, temperatūrą, čia jau kaip medicininiai, matote ir filmuose, kad fiksuoja, kad mirties priežasčiai nustatyti. Tai protokolėse net užfiksuota, kad buvo fiksuojama 13 valandų 25 minutės. Tai yra va čia šitas laikas, būtent tas yra, kad baigus apžiūrą, tada yra jau tyrimui lavonas perduotas į medicinos įstaigą. Ir taip pat, kai kurioje žiniasklaidoje matau, kad čia neginsiu kolegų ar dar, kad primėtyta specialiai butelių, tai alaus, tai šampano, tai kažkaip sukompromituoti Vytauto ar reputaciją, ar dar kažkas. Tai yra aptverta statybų aikštelės užkampis, kuriame gerbiami statybininkai sumeta savo visas šiukšles tenai. Ir ten alaus buteliai, ir nuorūkų krūvos, ir tai.
tikrai noriu pasakyti, kad ten ne vienas tas butelis įvykio vietoje fiksuotas ir tai jokių būdų niekaip nesusiję su tos mirties aplinkybėm, kurias mes tyriam. Tiesiog aš paaiškinu, nes matau, kad labai dažnai kažkur tai akcentuojami šitie dalykai, kad bandyti sukompromituoti ar dar kažką tai padaryti. Tai yra tikrai tos aplinkybės, kurios, reiškia, buvo fiksuotos, tai jos tokios, įsivaizduokite, aptverta aikštelė, nebaigtas statyti statinys, aikštelės užkampis ir tiesiog likimo ironija, kad tie pastoliai statybininkų vadinami mūrininkų pastoliai, jie yra apie 2 metrų pastoliai, gal reikia tarti aukščio, tam, kad mūryti. Tai jie buvo nutempti į tolimiausią kampą, kad netrukdyti čia toliau dirbti, jie ten neturėjo stovėti. Ir jos, aišku, kol atvažiavo prokuroras Laucius, jos labai sėkmingai išmontavo ir išvežė, nežinoma kryptim, kaip sakoma. Tai ir papildomo tyrimo metu apklausinėjau ten organizatorių darbų, bandžiau tos matmenys įsiaiškinti, nes kėlė gynybą klausimus, reiškia apie pedmenų buvimo, nes protokolai gal netiksliai buvo fiksuoti, bet atlikus papildomus veiksmus visgi nesurasta tų duomenų, kad aš galėčiau paneigti pirminę informaciją, kuri buvo fiksuota byloje, mano kolegų arba tą fiksuotą, kurią fiksavo Baltarusijos pareigūnai. Tai yra prieštaravimų tokių, kaip sakoma, papildomų neatsirado. Tai vienas iš motyvų tas, kad būtent mūsų surinkta papildoma medžiaga, jinai niekaip nesikirto su ta informacija, kuri buvo surinkta iki. Tiesiog jinai ją labiau papildė. Ir dar vienas sakinys, gal aš jau nusibodau. Nebuvo pirminiai tyrime tiek tos informacijos apie žūties, sakysime, motivaciją, kiek man tyrėt. Nes yra tokie skaičiai gal pakankamai įspūdingi, kad ir virš 100 liudytojų, aš ten apytiksliai suskaičiavau, tų veiksmų čia nurodyti spaudos pranešime pagrindiniai veiksmai. Buvo jų ir daugiau, tų veiksmų yra. Tiesiog labai žiniasklaidoje ir, sakysime, atsirado nauja versija, sakysim, dėl piniginių lėšų Baltarusijos opozicijai, ar tai remti, ar ten šviesti ją, ar dar kažką. Tai ir ypatingai čia vienam portalė internetiniam labai daug buvo informacijos, buvo su buvusiu Nacionalinio saugumo komiteto pirmininku interviu paimtas, buvo išsakytas aiškus labai motyvas, pakankamai konstatuojama tokia forma buvo ir tikrai, ir kai kurie bylos liudytojai davė biškį platesnius parodymus, kai pradėjom domėtis tos klausimus ir iš tikrųjų tas tyrimas, jis išsiplėtė. Ir dėl to, reiškia, nuo naujos informacijos gavimo byloje jis buvo atliktas žymiai plačiau. O ne dėl to, kad netliko, neginsiu aš saviškių, bet noriu pasakyti objektyviai, kad tos informacijos jie neturėjo. Ir ta informacija, kuri atsirado, net ir žiūrint Nacionalinio saugumo komiteto, būtent tą veiklą ir visą tą tyrimą, kas susijęs su VSD parlamentiniu tyrimu, prisimenat, ten labiau buvo akcentuojami klausimai susiję su tarnybos eiga, pasitraukimų, perkelimų, dar kažkas. Tai niekur, jeigu jūs pakelsite protokolus ir viską, apie jokius ten JOTV pinigus ar dar kažkas, tai nieko ten taip atvirai ir aiškiai ir tiksliai nebuvo suformuluota. Paskiau po krupelytę iš vieno iš kito, aš taip supratau, ta informacija kaupėsi ir paskiau jinai buvo viešumoje. Tai didelis dėmesys buvo būtent skirtas šios informacijos patikrinimui. Deja, tenka konstatuoti, kad buvo taip, ta informacija pakankamai tokia rimta, dėl ko jos patikrinimo metu ikiteisminis tyrimas buvo, kaip sakysim, toliau tęsiamas jau ne kaip mirties aplinkybėm nustatyti, o buvo tęsiamas kaip dėl tyčinio Vytauto Pociūno nužudymo vykdant tarnybinės pareigas. Tai nebūtinai, sakysim, Valstybės saugumo departamento URMO pareigūnas irgi yra pareigūnas, jeigu ambasadorius, tai jeigu jis žūsta dėl savo pareigų, tai jis irgi žūsta dėl savo atliekamų pareigų. Tai yra, mes jau tą neišskyrėm, bet esmė yra tokia, kad jau dabar tikrinama versija nužudymo, jinai buvo nuo pat pradžių tikrinama, tai yra mirties aplinkybės kaip tyriamos, tada yra tikrinama, ar nepadaryta veika būtent
susijusių su mirtim. Privedimas prie savižudybės, pati gal savižudybė, nužudymas. Tai yra tik tai, kaip sakoma, čia tik va tai procesiškai, kai tos yra neaiškios aplinkybės, negali iš karto radęs, reiškia, sakysim, palaikus asmens, gali konstatuoti, kad tikrai čia yra įvykęs nužudymas. Tačiau mūsų atveju buvo gauta informacija, jinai patikrinta ir reikalavo detalesnio patikrinimo. Dėl to tyrimas buvo ir tęsiamas, arba, vadinkim, pradėtas, kaip sakoma. Tai va šitoj stadijai šitas tyrimas yra nutrauktas dėl nužudymų. Tai jokių būdų tai nereiškia, kad mes vėl perkvalifikavom tyrimą, sakysim, dėl mirties aplinkybių ir ten kažkokį procesinį sprendimą dėl to padarėm. Jeigu mano sprendimas bus panaikintas, tai panaikintas byloje dėl tyčinio nužudymų. Tai yra, byla toliau tokiam statuse jinai ir bus. Ir toliau bus tyrimų. Kaip nužudymas. Tai vat norėjau irgi, nes kai kur mačiau, kad ar prokuratūra perkvalifikavo, ar konstatavo, reiškia, kažkokius tai nelaimingus atsitikimus, dar kažką. Čia, vat, žinot, su tais terminais labai yra nelaimingas atsitikimas. Aš visą laiką galvoju, arba smurtinė mirtis. Tai mus dar ir kritikuoja. Va, ponės Gorienės labai, sako prokurorai, ten kai kurie žurnalistai, reiškia, kad neišprūsė. Mes plačiai, paprastai norim kalbėti žmonėms. Smurtinė mirtis, tai visi supranta, kad tai, kaip pasakom, nesmurtinė, reiškia nenužudė, taip? Bet jeigu jie elektrą nutrenkė, ne? Ar jis nukrito, ar po mašiną, tai visur yra smurtinė. Nesmurtinė, pagal tą kvalifikaciją aš jums nedėliosiu, paskaitų neskaitysiu. Mirtis. Nuo lygos, tai yra, bet mes tai sakom, nesmurtinė. Tai dabar ima nelaimingas atsitikimas. Nu, vat, matėt filmus apie didžiausius žvalgybininkus, ten bondus, šokinėja, bėgais kažkur, nu ir šoka nuo vieno namo ant kito. Ir nukrito. Tai kaip plačiai žodžių prasme, kas čia yra? Nu, nelaimingas atsitikimas. Bet jeigu siauriau ir specializuotai žiūrint, kad žmogus kažkokį darbą dirbo, suprantate? Tai čia kiti klausimai, aš norėjau dėl tų savokų, gal kažkas tai manęs ir norės paklaus, kas tas smurtinė, nesmurtinė, ar nelaimingas atsitikimas, ar jūs dabar sakot, kad čia yra nelaimingas atsitikimas. Aš sakau, kad aš nenustačiau, kad padarytas nusikaltimas. Tokia mano išvada yra. Ačiū. Prokurorė, tai nenustatėt, kad padarytas nusikaltimas, tai yra nenustatėt, kad Pociūnas nužudytas. Tai dėl ko jis mirė iš tų duomenų, kurie dabar yra byloje? Kaip galėtų? Ne, tai dėl ko mirė, tai visiems yra žinomas tos aplinkybės. Tai yra žmogus mirė nuo traumų, kurios gautos iškritus pro 9 aukšto langą, atsitrenkus į pastolius, paskiau kontaktuojant į žemę ir gavus tokius... Tai čia tas nelaimingas atsitikimas ar ne? Kaip sakoma, lazda su dviem galais, už kuriuo jūs norit galo paimti. Aš į šitą klausimą jums neatsakysiu. Jūs įvertinkit patys. Aš turiu savo versiją, pakankamai, manau, pagrįsta bylos medžiaga. Ir jeigu mano žinios bus reikalingos, nes jūs žinot, kad yra kitas procesas. Čia šitoj situacijoje labai dabar svarbu, ar žmogus dirbo ar nebedirbo, a darė, ką nors, ar nedarė. Suprantate, vyksta kiti procesai, vadinkim civiliniai, administraciniam teisme, yra sprendžiami klausimai dėl šeimos paramos, reiškia, jeigu mano nuomonė bus reikalinga teisme kažkur pasakyti, ar dar kažką, tai aš ten ko gero pasakysiu, bet ko gero visai visuomeniai dar ankstokai tai sakyti, kadangi pakankamai tai yra subtilūs klausimai. Ar jūsų versija sutampa su iškart po žūties plačiai platinto valstybės saugumo tuometinio generalinio direktoriaus Pociaus ir pono Penkausko, kur ėjo pas politikus su ta versija, kad jis, žinoma, aš nekartosiu, ar jūsų versija su ta versija? Ne, ten nebuvo apklausti, visi minėti, aš sakau, šitam tyrimė ir ne vienas Seimo narys, ir rimtas, ir nerimtas, ir saugumo darbuotojų daug yra apklaustų, tarp 50 yra. Tai aš atsakydamas jums į šitą klausimą galiu pasakyti, kad ten, sakysime, ten gal nebuvo išsakyta versija, ten buvo visokie išsakyti nuogastavimai, kas bus, jeigu bus,
tai aš nesu toks šalininkas tokių bailių pasvarstymų, kaip dabar mane nupieš ir dar kažkas. O ten buvo išsigąsta. Manau, apie tą versiją net neverta šnekėti, apie kurią jūs šnekate, ir jinai ten baigėsi. Bet be to noriu dar pasakyti, kad prokuroras buvo priėmęs sprendimą dėl tų klausimų, jis yra neapskūstas. Taip pat noriu pasakyti, kad, sakysime, kad daugiau jūsgi matot, apart to incidento, kuris buvo tas išgąsčio kažkokio tai neaiškaus ir nesuprantamo, arba aš sakyčiau primityvaus ir banalaus tokio supratimo, reiškia, kad kas nors neatsitiktų, gal mes čia kažką tai darykime. Ir buvo ta informacija, sakysime, negražiai tokia paskleista. Tačiau tai buvo prieš kiek metų, jau tai bus prieš 7 metus, tai yra toliau niekas tų nesąmonių nekartoja ir, sakysim, ir nebando jų kartoti, ir suvokia yra, ir be to ten tie ir pradiniai tie šaltiniai, žinote, kaip sakoma, aš apklausinėjau ir vieną šalį, kuris minėti, ir kitą, ir ten truputį protokoluose būna kitaip, negu, sakysime, jums, kada duodamas yra interviu, pasakymas, paskiau pas mus yra pasakoma, ne taip yra supratę, turėjau mintį tą, kirtis buvo ne ten, tai kad, va, atsakiau. Minėjote eksperimentą, gal galite... Galiu, va, labai gerai, va, buvau pasirašęs. Tai yra, mačiau ir komentarą vienam iš, atėjau pasirengęs, negalvokite, advokato. Prasisprausti. Aš ką noriu pasakyti, vat, ir kaip sakiau, jeigu aš turiu peilį, aš galiu jo įsipjauti ar negaliu. Toks teorinis klausimas. Langas, lyg sakė, prasibrauti. Aš noriu pasakyti, kad įvykiui fiksuotas. Lango aukštis 1,63 m, plotis yra 94 cm. Velionio, reiškia, pagal pečių plotis pas mus yra, irgi nustatytas objektyvus, yra 55 cm. Tai dabar noriu pas jūs paklausti, ar į tokio langą 1,63 m, 94 m, vad žmogus 55 vad turint plotyje, 1,80 m, jis gali iškristi ar ne, jeigu nori? O palangės aukštis koks? Ne, tai čia jau antras jūsų klausimas yra. Tai aš atsakau į tą klausimą, kad jeigu, ir atsakau į antrą klausimą, jeigu langas yra atidarytas ir tokių matmenų, žmogus gali iškristi. Taip, tardymo eksperimentų metu buvo konstatuota, kad taip stovint apalpus, tu neiškrisi. Bet jeigu turėsi motyvų, išmes gali. Gali išmesti, bet palaukite, bet mes tam ir įvertinom įvykio vietą, nakties metą, triukšmą, viską. Aš negaliu pasakyti to, ko aš negalėsiu pagrysti. Suprantate? Tai va, o dėl palangės taip, pagrindinis tardymo eksperimentas darėm du, ir Baltarusiai darėm, ir suradom panašaus ūgio žmogų ir tos dalykus su juo ten atsargiai darėm ir... Per langą metėm? Ne, metėmės. Ir mes pasidarėm maketą, tai yra iškirtimas savaiminis negalimas. Toks, jeigu, praradai sąmonę, dar kažkas tai yra. Bet tai jokių būdų nereiškia, kad tu pro tokio išmatavimo langą iškristi negali. O ten, kai išmetė, tai vienas žmogus šito, aš aišku visus kriminalistikos jums nepasakosiu. Čia dėl išmetimo, aš kalbu apie tai, aš kalbu kaip prokuroras. Jeigu aš būsiu žurnalistas ir būsiu ten, jūs mane pasikviesit, aš jums tokių versijų pasakysiu, kad ohoho, suprantat. Bet aš kalbu kaip prokuroras. Ta, ką mes konstatavom. Įvykio vietą. Jeigu pultelis guli, sakysime, televizijos, pultelis guli net, va čia kažkas padėjęs, va taip va yra. Jeigu ten atstumai nedideli, jeigu ten, sakysime, dulkelė nenukritus, triukšmo apie tarp 2 ir 3, triukšmo nieks negirdėjo, tas yra konstatuota, reiškia. Jokių tokių va duomenų, kūno sužalojimų. Taip pat aš savo nutarime truputį patikslinu prieš tai esančio prokuroro motivaciją, kad nėra tokių kūno sužalojimų, kurių galėjo jam padaryti, ne nuo kritimo, kažkas trečiasis asmuo galėjo. Aš visgi konstatuoju, kad visgi medicininė prasme
yra tam tikri sužalojimai, kuriuos, pavyzdžiui, atriboti medikai negali pasakyti reališkumą, kas pirmiau ar kas paskiau padaryta. Pavyzdžiui, žaizda pakaušė ar dar kažkur. Bet aš konstatuoju, kad visi sužalojimai, kurie yra nustatyti, jie visi galėjo atsirasti nukritus iš tokio aukščio ir kontaktuojant kūnui su pastoliais ir su žemė. Bet jūs prieš tai pasakėte, kad savaiminis iškritimas negalimas. Jūs dabar vat kalbat, ne, aš sakau, kad ką mes nustatėme. Bet aš pas jūs paklausiau, ar galima iškristi pro tokio pobūdžio langą. Ne, klausykite, jūs žinote, aš nenoriu kalbėti, jūs puikiai žinote, jūs žurnalistai daug matėte. Kada atsitinka nelaimė, žmogus pasitraukia iš gyvenimo. Nežinau, 99% pasako, kad nieks netikėjo, niekad šito net nenumatė, jokių požymių nebuvo ir jūs paneikit, kad aš neteisus esu. Gyvenime, palaukite, aš nekalbu apie įrodymus, aš kalbu apie tai, kad savokos, jūsų kategoriškos savokos, savaiminis iškritimas, nelaimingas atsitikimas. Ne, jūs pasakėte. Turite duomenų, kas yra savaiminis iškritimas? Aš nepasakiau taip. Jeigu aš atsiguliu... Sakėte, negalima. Palaukite, aš patikslinsiu, palaukite, nesiginčykim, aš patikslinsiu. Aš pasakiau, kad stovit prie lango ir palangės, apalpus iškristi negalima. Bet jeigu aš atsiguliau į su pilvu ir guliu, tai ir iškrisiu, tai bus nesavai. Palaukite dėl parodymų, aš tik klausiu, nekalbėkim tokiom kategoriškom savokom ir nebandykite man pasakyti, kad aš taip sakiau. Prokurorai, kitas klausimas, žiūrėkit, jūs sakot, kad nebuvo duomenų, kad atlikot visus procesinius reikalavimus ir negavo duomenų įrodančių, kad Pociūnas buvo nužudytas. Tai dabar, pagal jums atliekant tuos visus procesinius reikalavimus, jūs gavote visus duomenis, kurių tikėjotės? Ar jūs įrodyti negalite todėl, kad turit visus duomenis ir duomenis nerodo, kad jis nenužudytas? Ar jūs negavot papildomai duomenų, kurie leistų tą įrodyti? Jūs labai sudėtingai pasakėte. Čia aš pasakysiu taip, kad manau, kad mes į visus iškeltus klausimus atsakymus gavome, juos perskaitėme ir įvertinom, kad duomenų, kad padarytas nusikaltimas neturime. O jau sakyt, ar ten kažkas netaip mums pasakė, ar ten kažkas nutilėjo, ar taip. Sakau, į visus klausimus neigiamas, aš vienoje vietoje rodo pres konferencijoje sakiau, kad ar kas bus, jeigu negausim, ar dar kažkas. Tai sakiau, kad gausim, tai ir gavome, aišku, labai daug kainavo, ta prasme kantrybės ir užsispyrimo, bet esmė yra tokia, kad tyrimo metu neigiamas atsakymas irgi yra informacija, kuri turi būti įvertinta. Ir aš dabar, pavyzdžiui, nedarysiu prielaidus. Tai yra, dar noriu dar. O tyrimą nutraukėm ir bylą mes sudeginom. Taip, va toks vaizdas susidaro. Ne, jinai guli ir pagal archyvų įstatymus gulės jinai ilgai. Ir ta prasme yragi institutas, naujos aplinkybės, bet jos turi būti esminės, nežinomas. Tai yra naujos informacijos gavimas. Tai negaliu aš tęsti tyrimo, taigi žiniasklaida kalate prie kryžiaus. Sako, 7 metus nieko nedaro ir bylą vilkina. Tai bylą vilkin galim, kada yra įtariamasis, suprantate? O nieko nedaryt galima, kada nežinai nieko. Gerbiamas prokuroras, galima paklausti, ar galima paklausti? Galima, to jaus, aš tik baigiu ponui Skundžiui atsakyti ir viskas. Tai konstatuoju, visus klausimus, kuriuos mes savo iškėlėm, kur mes turėjom patikrinti, mes tai viską padarėme. Atsakymai buvo gauti, jie perskaityti. Mes padarėm tokią išvadą. Gal mes neteisūs? Tai vadėl kažką sakė dėl skundimų. Skundžiamas 4 pakopos. Tai yra aukštesniajam prokurorui, tai padalinio vadovui arba generaliniam prokurorui. Paskiau pirmos instancijos teismui, tai yra šiuo metu iki teisminio tyrimo teisėjų yra Vilniaus sujungtas Vilniaus apylinkės teismui, o jos sprendimas yra skundžiamas aukštesniam teismui, tai yra Vilniaus apygardos teismui. Tai yra visas skundimo mechanizmas. Klausau jūsų klausimus. Prašau. Aš kelis klausimus turėčiau. Tai pirmiausia, ar nustatėte, kad Vytautas Pociūnas pats iškrito pro viešbučio langą? Tai yra, ar turite tokių įrodymų? Aš kalbėjau čia pusę valandos, o jūs neklausėte nieko absoliučiai. Aš jums atsakau, kad aš nenustačiau, kad jis yra nužudytas. O ar nustatėte, kad nenužudytas?
Aš jums dar kartą atsakau į tą klausimą. Mane mokė jau su žurnalistai, žinai, kad 100 kartų galiu paduoti klausimus. Mes irgi kursus esam praėję. Aš jums atsakau. Aš nenustačiau, kad jis yra nužudytas. Byloje tokių duomenų neturiu. Todėl priėmiau sprendimą. Taip, ar atlikus va tą eksperimentą, apie kurį kalbėjot, kur buvo bandoma nustatyti kritimo mechanizmą, kodėl tada vis dėlto nusprendėte tą tyrimą tęsti, o nenutraukėte jau tada? Kokios priežastys? Atsakau. Aš jums pradžioj pasakiau, kad viską jums aš nepasakosiu ir nemotyvuosiu. Todėl, kad ikiteisminis tyrimas yra nebaigtas, mano sprendimas yra pirminis, jis yra neįsiteisėjęs, jeigu taip kalbėkim teisininkų žodžiais, ir motyvuosiu, aš atskleisiu ikiteisminio tyrimo paslaptį, o šioj daly, kol tyrimas nebus galutinai priimtas sprendimas, tai susijęs su ikiteisminio tyrimo duomenimis ir aš šitą klausimą Dar porą klausimų. Prašau. Ar nustatėte, dėl kokių priežasčių buvę valstybės saugumo departamento vadovai, tai yra ponas Pocius, dienraščių Lietuvos rytas, nutekino ikiteisminio tyrimo informaciją ir buvo paskelbtos žeminančios mirusį karininką žinios dienraštyje? Ponui Kvedarui šitą klausimą atsakiau, jis analogiškas, tai jau manau, kad jį yra atsakyta. Ką jūs keliate klausimą? Aš tyriau nužudymą. Neklausiau. Arba, gal pasakysim taip, nužudymą. Nuo 10 metų vasario 12 dienos aš tyriau nužudymą. Ar netyrite versijos, kad nužudymas gali būti susijęs su tai žmonėmis, kurie organizavo šmeižtą? Tai yra ikiteisminio duomenys tyrimo ir apie versijas, kokios buvo mūsų iškeltos ir kokios buvo patikrintos, aš šitą klausimą neatsakinėsiu. Ar nemanote, kad nutraukdamas tyrimą, o nesustabdydamas, užkirtote galimybę ateityje atnaujinti jį, jeigu atsirastų naujų duomenų, pavyzdžiui, pasirodytų filmuota medžiaga, dar kas nors atsitiktų? Į šį klausimą atsakiau. Ne, kolegos, būkit objektyvus, aš suprantu, kad atsakiau. Byla nesudeginama. 217 straipsnis yra. Naujas esminės aplinkybės, automatiškai nutarimas naikinamas pačio prokuroro, net pačio prokuroro iniciatyva. Tai yra nebūtinai proceso dalyvių prašymų. Ar buvo kokių nors pašalinių asmenų, kurie jūs ragino greičiau šitą tyrimą pabaigti? Du šitą atsakysiu, čia su tyrimu nesusiję. Tai mane nelabai paraginsi, suprantate. Aš pats buvo vienas asmuo, kuris smarkiai, tai aš pats raginu, kad negali tai būti, nes prikalsit prie kryžiaus. Bet aš supratau, kad turi padaryti tą, ką suplanavai ir negali pasiduoti. Nei, sakysime, prikalimui prie kryžiaus, nei kam kitam. Turi padaryti tą, kaip yra. Ir čia yra procesas. Negavau atsakymų, nepatikrinau. Būtų truputį kitokios informacijos, būtų gal tyrimas tęsimas ar dar. Bet mes nekalbėkime apie savo, kas būtų, jeigu būtų. Tai va, nebuvo tokių asmenų, kurie mane ragintų arba priimti vienokį, arba kitokį sprendimą, arba dirbti lėčiau ar greičiau, ar iki kitų Seimo rinkimų, nes kažkas pasakė, laukia, kad šitie bus, tai reikėjo dar 4 metus palaukti, kol kiti būtų. Nėra tokio, pas mus nėra. Mes esam paprasti žmonės, paprasti tautos tarnai. Supraskite, nežiūrėkite jūs visur, kad prokuroras tai kažkoks tai yra ponas, suprantat, vaikšto. Mūsų padalinio visi mes užaugome, visa mūsų jaunystė, visa praėjo ant sudedamų lovelių ir milinių kabinetuose, suprantate, o jūs mus kalate. Nėra tai, ponė Kalinauskaitė, nėra tai. Ar tyrėte baltarusiškų pinigų tą vadinamą versiją, ar išsiaiškinote, buvo jie vagiami, kas ten su jais vyko? Aš atsakiau ponui Stundžiui taip, kad tikrai tai labai rimtai mes šitą žiūrėjom, kadangi tikrai ta informacija buvo nauja. Jinai iš tikrųjų rezonavo mūsų įvykyje ir mes ją tyrėm. Tačiau, kadangi priėmėm tokį sprendimą, padarėm išvadą, kad visgi mes faktinių duomenų, kad tokios aplinkybės, kurios buvo paviešintos žiniasklaidoje, nenustatėm, kad tokios aplinkybės buvo, dėl to ir tyrimas yra nutrauktas. Ar lavono poza būdinga kritimui iš aukštumos? Būdinga. Antras dalykas, 13 valandą, koks lavoninis įsteigimas buvo fiksuotas? Palaukit truputėlį. Pirmoji eiliai, suprantate, aš jums minėjau, čia ne vienas eksperimentas nepadarys. Kritimas yra. Aš suprantu, kad jums labai skaudu šitas klausimas yra ir aš labai analizavau tos kritimus visus, suprantate. Aš jums noriu pasakyti, kad kontaktavo su kliūtim, buvo amputacija rankos, tai irgi žiniasklaidoje yra. Tai yra, kūnas negali eksperimentiškai nustatyti nei kaip, nei kur, kaip sukosi, kaip yra. Tai nebuvo kontakto su žeme. Tai buvo
griuvimas per kliūtis. Tai yra apie pozas pasakyti būdingos, nebūdingos, suprantate, toj kriminalistikoje tokio nėra. Čia ne ta nusikaltimo situacija yra. Sakykite, Baltarusijos teisės sauga noriai bendradarbiavo, ar tiesiog bandė kažką tenai stabdyti? Nu, matot, čia dabar su tarptautiniu ir viešai nelabai noriu kalbėti. Todėl, ar čia mes nori bendradarbiavom, kaip sakau, visada lasda du galus turi. Ta prasme, tam darbui, kurį mes buvome nusimatę, tą visą mūsų planą, tai mes įvykdėme. Yra tik suprantate, ir nekaltinant kitus, lygiai taip pat ir su mumis būtų. Visiškai kitas yra tyrimo kitai visai kokybė, kada tu pats atlieki tyrimą, pats formuluoji klausimus, kurios neretransliuoja kiti asmenys. Užsienio valstybėje mes šitaip elgtis negalime. Užsienio valstybėje mes prašom, kad kažkas kažką klaustų, kažkas padarytų. Ir užsienio valstybėje ne mes žmogus surandam, o mums žmogus suranda. Tai yra, čia taip plačiau. Tai yra, atsakysiu į tą klausimą, kad mes ko prašėme, to mes ir gavome. Ar video medžiagą gavote iš viešbučio gyvenimo? Video medžiagą. Ar tirdamas nužudymo Kostino versiją, buvo aptikę kažkokį Baltarusijos slaptųjų tarnybų pėdsaką, bet neįrodoma, bet gal turite kažkokį... Šitą nekomentuosiu, aš jau ką tarp eilučių turėt, gal ir per daug pasakiau, tarp eilučių turėt suprasti iš kai kurių mano teiginių, tai turėjot suprasti. Nesupratote, tai tada aš tikrai neaiškinsiu, ne dėl to, kad nesupratote, todėl, kad tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys ir nemanau, kad jie galėtų būti viešinami. Gerbiamas prokurorė, prašau nepykti, bet... Nepykstu, visus myliu. Taip, labai ačiū, gal nereikia. Labai norėčiau, kad atsakytumėte į klausimą, tiesiog nesupratau atsakymo, gal jis ne visai aiškus buvo, arba aš kažko nesupratau. Prašau. Dėl tų žmonių, VSD vadovų, tų buvusių, kurie ikiteisminio tyrimo informaciją nutekino žiniasklaidą. Netyriau šito, ponia Rasa, aš netyriau šito. Man tai neįdomu visiškai yra. Aš suprantate, tą nutekinimą ar ką. Taip, pas visus buvo paklausta. Visi atsakymus pasakė. Visi vadovai apklausti. Ir buvę vadovai, ir visi VSD, daug ten yra apklausimų. Bet tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys. Aš noriu pasakyti, kad tai yra nesusijęs. Suprantate, pas jūs labai yra toks trumpas tiltukas. Aš neįtikau, mane iš darbo išvarė, o rytoj mane pervažiavo automobilis. Reiškia, iš karto standartas. Kaltas, būtent tas žmogus, kuris tave išvarė. Nėra taip gyvenime, nėra taip, spalvų yra labai daug. Supraskit, tikrai ne dėl to klausiu. Noriu suprasti, kokie motyvai paskatino juos šmeižti mirusį... Ar jie jums prisipažino, ponia Rasa? Ar jie juk pasakė, kad taip, mes siuntėm poną Penkauską, ponas Penkauskas... O ar jums pasakė? Tai jūs man pacituokit, aš iš atminties jos neprisimenu, tai kad į tą klausimą neatsakysiu. Ar jie neigia? Tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys, kokius parodymus davė, ar jūs būtumėte apklausta, ne vienas žurnalistas yra apklaustas byloj, tikrai aš jų neviešinsiu ir nesakysiu, kas ką pasakė. Prieš tai jūs truputėlį dėl ko klausiu, jūs užsiminėt, kad iš silpnumo, iš baimės, ar čia jie tai pasakojo, kad kažko bijojo ir dėl to tai darė? Jūs tai sakėte. Aš sakiau, aš apie tas versijas, kur mes su kolega kalbėjome, kad nesu jumis, su kolega kitą kalbėjome. Aš jums atsakau, kad jūs vėl užduodat labai konkrečius klausimus. Aš pasakiau, kad tas, kas viešoje erdvėje čia iš pirmoje eilėje, tai yra neatsirinkta ta visa informacija. Čia kiekvienas kartuoja paskui save kaip nežinau, ar kaip Šarka, ar dar kažkas. Vienas pasakė, kitas, visi pamiršo, kas pirminis šaltinis, į vieną žurnalistą, visi kažkodėl tai susikoncentravo. Palaukit, yra institutai. Maskvoje dideli institutai, suprantate, kurie kūrė visokias kalbas. Nėra jokių, viskas, kas buvo tyrime, viskas yra patikrinta, kas būtent patikrinta, kiek tai siejasi su mirties aplinkybėmis. Kai aš pamačiau, kad tai, kai pamačiau, kad tai nesisieja, mano manimu, tai man neįdomu yra.
ir aš tam toliau netyriau. Tiesiog paaiškinkite savo žodžius, kodėl pasakėte, kad jie, jūs sakėte, kad tai yra nepriimtina, bet kad jie iš baimės kažkokios, iš dar kas čia per baimė buvo? Mes nei pavardės minėjom, čia va taip aplamai buvo ir kalbėjome zopo kalba, todėl negalėčiau aš jums kažką ir paaiškinti. O galėtumėt gal pavardės pasakyti? Negaliu pavardės O pasakyti. kodėl nustatyta mirties valanda, jeigu sakot, kad labai vėlai buvo jinai nustatinėjama, lavonas gulėjo 4 ar 5 valandas? Kaip galima teikti, kad 2 ar 3 jisai žuvo, jeigu 13 valandą? Ne, tai jūs jau klausėt mane kaip prokuroras. Ne, tai aš suprantu. Ne, aš pasakiau aplinkybės tas, todėl kad daugeliu kažkur daug kyla neaiškių klausimų, kaip čia gulėjo, ką čia darė, dar kažką. Aš pasakiau, konstatavau. Kaip nustatyta, kas nustatė? Jūs puikiai, čia yra mirties valanda atitinka tas įvykio aplinkybės, kurios yra nustatytas. Aš jums tik, aš turiu ir valandą, ir viską, ir mes pagal tai dirbom. Bet aš jums negaliu, kaip teisėjų ar prokurorui aukštesniam, dėstyti, ką man liudytojai pasakė. Va, tai jūs vėl manęs to pačio klausite. Tai aš jums pasakysiu, kad liudytojas X parodė tą, liudytojas Y parodė tą. Mirtis pasakė, kad prieš 4-5 valandas iki tyrimo. Tai mes suvedėm. Byloje yra nustatyta mirties valanda, jinai patvirtinta ne tik ekspertinių, bet ir kitais bylos duomenimis. Nesakykit, kad liudytojas. Aš šitaip nepasakiau. O lavoninis sustingimas nuimtas ar ne? Tai viskas. Klausimas Prokurore, dar atsakytas. vienas klausimas. Jūs minėjote apie informaciją tarp eilučių, kurią čia galbūt ir netyčia galėjom suprasti. Taip. Tai čia ta informacija tarp eilučių jūsų toks vaizdingas pasakojimas apie Jamesą Bondą. Apie Bondą, ne apie Bondą, o apie tai, kad jeigu mano nuomonė teisme, sprendžiant klausimus susijusius su tarnyba, sprendžiant klausimus su pačiu įvykiu, tai ten aš ir atsakysiu tos klausimus. Tai čia yra tarp eilučių. Jamesas Bondas buvo panaudotas tam, kad pasakyt, kaip skamba rėžiančiai tos mūsų sąvokos. Smurtinė, nesmurtinė mirtis. Laimingas, nelaimingas. Tai pasakot, šitokio asmens mirtis yra nelaimingas atsitikimas. Koks vaizdinys? Sėdė ant palangės, dešros prisidėjęs, šnapsų prisidėjęs, uliavoja. Nu kaip, žmonės kaip supranta, už to aš sakau, nekalbėkim tom tokiom kategoriškom išvadom. Sakau, aš dar kartuoju, aš iš bylos medžiagos nenustačiau, kad padarytas nusikaltimas ir dėl to kažkas yra kaltas. Sakykite, Baltarusija atlikinėjo tyrimą ir ką nustatė? Ne, tai jie iškart ten atliko, buvo ir žiniasklaidai, gal mėnesį porą, aš dabar nepasakysiu, jie atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, beje gaila, aišku, kad aišku, ta valstybė tokia, kad apskundimo variantai visi buvo neišnaudoti toj valstybėje, o aš būčiau pataręs gal tuo metu, bet tuo metu aš čia kitus bylas tyriau. Ar teisingai galima buvo suprasti iš jūsų kalbos, kad jūs visgi pasąmonės kokioj tai kartelėje laikote mintį, kad visgi tai buvo nužudymas? Ne pasąmonė, aš esu teisininkas, prokuroras. Aš faktais remiuosi. Aš pasakau ir jums nuoširdžiai kažkaip norėjau, kad nesakytų kodeksų tenai, nepadarytų nusikaltimų ir tarp baudžiamojo nusižengimo, kas yra baudžiama. Aš labai paprastai pasakau, klausimus mes iškėlėm, mes juos, kiek leido mums įstatymai, mes juos patikrinom, kas neleido ir įvertinom situaciją, mes pradėjom tyrimą pagal nužudymą ir tai mums suteikė žymiai platesnių galimybių tirti nusikaltimą, mes savo sumanymus vykdėm, mes pasitikrinom, surinkom visą medžiagą į mūsų iškeltus klausimus ir ją visą perskaitėm tiek atskirai, tiek kartu lygindami. Ir visgi padarėm išvados, kad tai, kad padarytas nužudymas, byloje duomenų nėra. Tikrai aš prielaidom, nepykite, jūs iš manęs neišgausit. Va, aš prokuroras, aš nutraukiu, bet žinote, kolegos, taip buvo ne taip. Va, ten yra va, tas, tas. Ne, kalbėkim taip, aš esu prokuroras. Aš priėmiau procesinį sprendimą. Jis nėra, nu kaip sakoma, byla yra jūsų, va žiūrėkit, kiek jūsų daug yra. Tai visi duomenys, tai yra priimt sprendimą. Irgi pakankamai yra, tu turi, tai yra, tu, kaip va toj lietuvių patarlė, kiek ten kartų matuoji ir tu kerpi, gal kitose situacijose tu greičiau nukirptų. Yra, bet kiekvieną, aišku, tyrimą šitas tave įpareigojo 10 kartų per pasitikrinti ir įpareigojo neskubėti.
neskubėti, suprantate, o įpareigoja kruopščiai patikrinti tą informaciją, kiek tu gali. Suprantate, jeigu aš, nes kolegos, jūs supraskite, vat, jau ne pirmą kartą ir sakysit, tas Urbelis su savo lasdom. Buvo įvykis, reiškia. Paima, sakysime, užkišė, sulaikė asmenį. Ir per 10 dienų jį nuteisė. Bet niekamgi kolegos neįdomu, ar jis tos pinigus nešė ten kažkam tai. Ar įmonėje, ar organizacijai, ar dar kažką. Tai ne, tai aš jums pasakau, kad tas greitą, kiekvieną problematiką, tyrime reikia visada suderinti greitą išsamų tyrimą, greitai ir išsamų. Ar išsamus tyrimas gali būti greitas? Jeigu tu pavargsti, jeigu tu 3 paras dirbi, tai aš jums atsakau į tos klausimus visus. O ar galėtume tiesiog papasakoti, kaip tai vyko, kaip Vytautas Pociūnas iškrito? Kaip? Aš atsakiau šitą klausimą, kad aš nenustačiau, kad padarytas nusikaltimas. Prašau. Dėl greito ir išsamaus tyrimo suderinimo ir to, ką jūs minėjote, kad pradėjus tyrimą dėl nužudimo, jūs turėjo daugiau galimybių viską išsamiau patikrinti ir panašiai. Ar jūs taip kaip prokuroras, kaip specialistas nemanot, kad būtų tai buvę lengviau ir išsamiau atlikti, jeigu tas būtų pradėta iš karto prieš 4 metus? Ponas Čymai, suprantate, aš jums irgi atsakiau tą klausimą. Tos informacijos, to kiekio ir to aktualumo tuo metu nebuvo. Kodėl tai žmonės kažkurie tai nepasakė, arba nebuvo tai išryškinta, tai jau klausimas tikrai ne man, nepykit. Aš, vat jūsų interviu su ponu pirmininku, man atrodo, kaip tik kūčių vakaras, nėra ką prokurorui daryti, jis paskaito, suprantate. Ir jau 25 dieną per Kalėdas sėdi darbe ir kūrė planą. Dalykas, kad nelaimingo atsitikimo versija, kaip subirėjo, taip ir liko subirėjusi. Ir jeigu ten vieni kolegos pradeda džiūgauti, kad grįžtame į kažkokią tai aną būklę, tai negrįžtame mes į ją. Vieniem tai šitas sprendimas yra džiuginantis, kitiem toksai labai nuvilantis ir nuliūdinantis, tai aš manau, kad nei dideliam džiūgavimui, nei labai dideliam nuliūdimui čia nėra jokio pagrindo. Tiesiog tai yra tarpinis sprendimas. Ir prokuroras iš tiesų norėjo pasakyti, kad jis tiesiog nerado žudiko, nerado faktų rodančių nužudimą ir nerado tiesioginių nužudimo motyvų. Bet tai dar nereiškia, kad tokių nėra. Tai ką dabar toliau darysite jūs? Na, aš dar turiu šiek tiek laiko, man oficialiai nėra įteikta išvada, reiškia, aš gausiu tą išvadą, mes po tokį ją ištirsime ir turėsime 20 dienų tolesniem veiksmam. Tai dabar negaliu dar sakyti, ką darysime. Matyt, vėl skundimų serija, na, ta karuselė dar sikėpsis. Ar jūs tikite, kad galima dar rasti žudiką, ar bent išaiškinti motyvus praėjus tiek laiko ir po tiek jau įdėtų pastangų, ar išaiškinti, ar užglaistyti čia jau kaip kas? Na, aš suprantu, kad jūs klausėt, ar aš tikiu stebuklais, aš stebuklais tikiu. Ačiū.